Norėčiau, ilgai galvojau, kadangi visus metus turėjau laiko galvoti, apie ką noriu kalbėti, tai tas temas visai rinkau, bet temą šitą padiktavo būtent portreto atsiradimas. Ir metų pradžioje, gal kovo mėnesį, apie jį sužinojome, kad jis toks yra ir inspiravo pradėti. Galvojau, bus tik vieno atvejo studija, vieno paveikslo pasakojimas, bet šitie metai buvo labai derlingi ir dėkingi, dėl to teko labai stipriai išplėsti pasakojimą, bet jis bus trumpas. Tai kalbėsiu apie 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus iki vidurio pasieksiu portretus, kuriuos pavyko surinkti per šios metus ir pabaigoje dar šiek tiek įsiplėsiu ekskursą, padarysiu į vėlesnį laikotarpį. Tai medis, kuris jau buvo šiandien pristatytas ir apkalbėtas ne kartą, tai sudarius šį medį prieš metus, mes nežinom nė vieno portreto. Įsivaizduokite, dirbam pilyje ir nežinom nė vieno, visi klausė atvykę į pilį, o kaip jie atrodė? Mes niekada negalėjom nieko atsakyti. Nežinom. Tai tiesiog buvo labai smalsu, aišku, labiausiai smalsu, kaip atrodė pilies pirmasis šeimininkas Antanas Onupras. Taip pat svarbu buvo, kaip Mykolas atrodo, nes labai aukštą poziciją valstybė užėmė. Taip pat Jonas ir Antanas, sukilėliai ir plius sukilimo vadas, organizavome su Jurbarko savivaldybė piešinių konkursą Antanui Gelgaudui atminti, tai vaikam reikėjo papasakoti apie žmogų, kurio portreto nėra. Sakom, nupieškit žmogų, kaip jis atrodė, nežinom. Tai įsivaizduokite situaciją, kokia buvo sunki, kaip mums reikėjo piliai pasakoti pasakojimą apie čia gyvenusius žmonės, neparodant jų veidų. Tai tiesiog buvo sudėtinga net įsivaizduoti ir galvoti, kur atrast galim. Tai dar įtraukiau į šitą didįjį pasakojimą ir Adomą, kuris gimė 32 metais jau Prūsijoje, nes jie turėjo palikti Panemunės pilį ir išvykti. Tai šitie kertiniai žmonės man buvo įdomiausi, nes apie juos kalbant, pristatant pilį, mes kalbam daugiausia. Bet aišku, likimas buvo dosnus ir atsirado ir daugiau veidų. Taigi jūs šiandien čia esantis pamatysite pirmieji, portretą atidarėm, jau pamatėte, bet kitų dar, manau, nežinote ir nematėte, tai yra iš privačių kolekcijų, nematyti ir arba fonduose saugomi ir niekada neištraukti dienos šviesą. Tai nedidelė sensacija bus. Tai pono Onupro Gelgaudo portretą jau trumpai pristačiau. Portretas nutapytas, data yra keista, kitoje pusėje nugaros ir sunku įskaityti. 1700 ten į nulį dabar paversta, bet tai tikrai ne nulis, yra 7. Tai galbūt, kaip ir profesorė Šmiginskytė pasakojo, kad čia buvo Varšuvos jo periodas. Ir sutapimas, kitoje pusėje parašyta, kad tapyta Varšuvoje. Tai galbūt čia yra 1777 metai, jo Varšuvos laikotarpio metu užsakytas portretas. Ir būtent tai galbūt yra atsakymas, ką jis ten veikia Varšuvoje, pozavo. Tai portretas yra įdomus tuo, kad jame pavaizduotas jisai kaip žemaičių bajoras, dėvi žemaitišką bajorišką mundurą, kurį sudaro baltas žiponas, raudonas kontušas su žydrais dangiškais atlapais. Ir dėvi, jau pristatytų šiandien kelis kartus, 2 svarbiausius ordinus, tai Švento Stanislovo ir vėliau gautą aukščiausią ordiną Baltąją erelį. Tai štai tokie jo 2 svarbus identifikavimo, kuo jisai buvo, tai pirmiausia žemaitis ir antra pareigūnas, kuris užėmė aukštas pozicijas ir gavo apdovanojimus. Taip pat čia dar jis vaizduojamas gana konservatyviai, matote, jis dėvi tokį peruką čia turbūt dėvi, nes vyresni vyrai, kurie jau nuplikdavo, tai norėdavo dar atrodyti vis armatiškai, tai tokius bliūdukus užsidėdavo. Tai čia panašu, kad jisai su peruku, kas buvo priimtina, nes Lietuvos bajorai tų garbanotų, baltų, pudruotų ne visi nešiojo, nors jo sūnus netrukus pamatysime, tokiu buvo. Ir taip pat ūsai. Ir kaklą puošia deimantas. Po kaklu dėvėdavo deimantą, apie tą deimanto dėvėjimą ir jo svarbą Adomas Mickevičius poema, ponas Tadas labai daug pasakoja, tai čia vėlgi tokie keli svarbus atributai. Buvo didžiulis džiaugsmas pamatyti tas mėlynas žydras akis ir aš kaip nusinčiau portretą Mainai Gelgut, tetai keiti, sakau, žiūrėkit, jinai sako, Jėzus tikrai, čia jisai. Tai buvo labai nuostabu, kaip jie fiziškai atpažino savo protėvį tiesioginį ir buvo visiems mums didelis džiaugsmas. Bet šią vasarą, lankantis Žemaičių Alkos muziejuje, tiesiog fondų traukiant spintas, aš pratraukiu vieną spintą ir pažiūriu šitą portretą ir aš taip garsiai sakau tarp daug žmonių, sakau, aš žinau šitą vyrą. Ir Paulius dėlėsi meluoti, aš grįžęs iš karto siunčiau nuotrauką ir detalės išfotografavęs ir klausiu, sakau, ar gali būti, nes tai yra portretas nurodytas muziejaus metrikacijoje, kad tai yra nežinomas vyras, 18 pabaiga.
Bet, na, man jis fiziškai, kadangi aš jau taip gyvenu daug su gelgaudais, jis tiesiog man buvo gelgaudas, tiek ir nosis, tiek ir, na, visas veidas ir plus ordinai abudu, kurių, na, ne tiek jau, kad du turėtų Žemaitijos kunigaikštystės nebuvo daug. Tai plus dėvėsi Švento Stanislovo ordino aprangą, tai yra raudonas šikvonas su baltu kontušo, su, na, už tokiais apipavidalinimais kontušo juostos stilistikoje. Ir žiede mes galime matyti tą sparną, ne, tai kaip sakė ponas Paulius, ne erelio, ir kažką panašaus į tą tokią, ne šešiakampę žvaigždę, tą sukryžiuotą žvaigždelę. Taigi gana aiškiai matosi ant žiedo, na, du simboliai, kurie veda į Antano Anupro ir laikus, ir jo, na, bendrą fizionomiją. Ir vėlgi mes padiskutavę ir su Maina ir nusprendėm, kad negali būti kitaip. Dar įdomiau, kad kai šitas portretas fonduose laikomas, šalia jo laikomas mažas medalionas, to portreto miniatiūra. Jis yra labai nedidukas, dovanokit, neužrašiau matmenų, nes jų tiesiog nepateikė muziejus, o aš antrą kartą neapsilankiau tenai, bet jo dydis yra gal toks. Tai yra tiesiog nedidelė tokia, na, miniatiūra to paties portreto ir tai yra labai retas toks pavyzdys, kad mes turim ir didelį, ir mažą vieną vietoj. Tai yra tikrai labai įdomu. Tai tie, kas ypatingai domisi ordinais, manau, šitie du portretai yra labai įdomus, nes čia rodo būtent ordino aprangą. Ir Valdovų rūmų muziejus yra padaręs prieš keliarius metus būtent parodą, kuriame apie tai aš sužinojau, kaip, na, kad kiekvienas ordino turėtojas turi dėvėti per iškilmes būtent ordino ir kostiumą pagal spalvinę tą gamą. Taigi čia mes būtent turime tą, na, labai gražų su pamušalu rausvu, tokiu priderintų, na, tikrai subtilus ir paveikslas ir skonis. Na ir čia dabar didžiosios naujienos prasideda, mes turime nematytų gėrybių, kurias mums pateikė ponia Catherine Gilgut iš savo asmeninės kolekcijos, kurią pavyko išsaugoti per 200 metų gyvenant Jungtinėje karalystėje, išsivežus jos protėviams iš Lietuvos, tuo metu okupuotos Rusijos. Tai portretas buvęs šitoj pilyje prieš 200 metų. Ir jūsų akis žvelgia, šeimoje taip manoma ir kalbama, kad yra tikėtina Mykolas Gelgaudas. Ir tai yra laikotarpį vėlgi tie du patys ordinai, Švento Stanislovo balto erelio, dėvintis, na, jau prancūziškas ir perukas baltas pudruotas, bet išryškinta nosis ta pati gelgaudų ir mėlynos akys, na, neleidžia suklysti. Taigi, Mykolas Gelgaudas, na, apie kurį užsiminė profesorė Ramunė, buvo vedęs Eleonorą Tiškevičiūtę ir štai Eleonoravos dvarą, Palivarkas, vėliau tapęs dvaru buvo visai netoli. Ir Mykolas Gelgaudas turėjo, na, palikuonių ir vienas iš jų buvo Antanas Gelgaudas. Šitą mes jau buvome žinoję, kad toks yra, tai yra, na, jo sūnaus šitą portretą, jisai pomirtinis, 19 antros pusės, nelabai tas veidas matosi, taip, nosis matosi, Gelgaudų charakteringa ypatybė, bet tai yra, na, jau po mirties toks imaginacinis jo portretas tapytas bendroje kompozicijoje sukilimo. Ir čia, na, kaip jis tikrai atrodė, mes, na, tik galim spėlioti, nes čia yra toks pomirtinis portretas. Bet buvo, na, nauja, Rusijos valstybės muziejus įkėlęs į virtualią duomenų bazę Lenkijos kariuomenės generolo Antano Gelgaudo portretą. Tai yra, aišku, šaržas. Tai nėra, na, toks, na, pašiepiantis šiek tiek, matot, išsigandęs, toks pakėlęs antakius. Ir tai, na, tarp kitų, na, portretų buvo šitą atrasti, bet matosi fizionomija labai artima Gelgaudams, ar ne, ir tos charakteringa nosis. Ir tai šičia buvo nauja, šitas tik prieš keletą mėnesių atsirado duomenų bazėje ir tai buvo, na, įdomu pamatyti, kad ir šaržą, kad ir pajuokinti generolą variantą, bet vis tiek, na, mums jisai buvo svarbus. Na, bet didžioji dar buvo atradimo naujiena iš taip pat ponios Catherine Gilgut privačios kolekcijos. Vėlgi manoma, kad čia buvo Antanas Gelgaudas, tai jo miniatiūra, labai nedidelis medalionas, kuriame galima matyti tą patį nuostabę charakteringą nosmį, mėlyno akim, pašėlusiais šviesiais plaukais jaunuolį. Ir čia mes matome, kaip, na, Lenkijos kariuomenės ulonų pulko, tai konsultavausi su Lenkų kolegomis ir jie identifikavo, kad po kaklu stovi Švento Stanislovo pakabintas, atsiprašau, ordinas, nes tuo metu jis dar buvo teikiamas Varšuvos kunigaikštystėje. Taigi mes matome ir Lenkijos erelį po kaklu ant metalinės plaketės. Taigi turime patį turbūt, na, tikriausią ir šeimoje štai buvusi jo atvaizdą. Ir tai, na, yra didžiulis, na, džiaugsmas, atradimas ir mums tai yra nepaprastai svarbu, nes be karikatūros, be imaginacinio mes turim tikrą portretą. Labai svarbaus asmenį Lietuvai,
1830–31 metų sukilimo vadą Lietuvos. Taigi ir šio vado portretas išsaugotas buvo šeimos rankose 200 metų. Tai tiesiog už širdies griebiantis dalykas. Tarp šeimos relikvijų taip pat Catherine Gilgood kolekcija išsaugojo ir įvairių moterų portretų, tai yra nežinoma Gilgoodų moteris. Galima spėlioti, bet aš nedrįsiu dabar čia spėlioti ir negaišinsiu laiko, bet tiesiog tai galėtų būti ir Eleonora, tai galėtų būti ir viena iš dukterų, vėlgi žvelgiant į akis ir nosytę, atsiprašau, manyčiau, kad čia ne žmona, o iš dukrų kažkas bus. Tai bet čia, palikim ateičiai, gal pavyks nustatyti, bet tiesiog šiuo metu trūksta žinių. Taip pat labai įdomu, šeimoje Gilgoodų vadinamos šitos 3 portretai seserys Gilgoodaitės. Am I right? Gilgood sisters you call it, right? Čia taip pat gali būti arba Mykolo dukteris, arba tikėtina Mykolo dukteris pagal amžių žiūrint ir kostiumą, tai yra Biedermėlio kostiumas laikotarpio apie 1830 metai plus minus. Taigi, nesunku numanyti, kad tai yra būtent tos kartos damos. 2 mes jų genealoginė medyje turim įvardintas, bet 3 nebuvo, jos mes nežinojom, bet aišku, čia kuri irgi sunku spekuliuoti, tai to ir nesiimsiu. Bet šita naujiena taip pat buvo labai svarbi, nes vyrų portretų, žinote, kai atsirado, mes kolektyve labai džiaugiamės, bet damos pastebėjau veiduose labai nusiminusios buvo. Bet kai atsirado damų portretai, tai Vilmontai Reklė labai džiaugiasi, kad pagaliau pamatė, kaip ir šitose rūmose gyvenusios damos atrodė. Taigi buvo labai smagu pamatyti ir moteris. Taip pat didelė naujiena buvo šių metų pradžioje, pirmoje pusėje, išlindusi Vilniaus aukcione. Atsirado Alfredo Riomerio tapytas akvarelė, kaip tai yra Jonas Gelgoodas, Keitės Gilgood 7 eilės protėvis, kuriam pavyko pabėgti iš Lietuvos, jį išmetė iš šitos pilies, atsiprašau, jis ne savo norų išvažiavo, bet jis čia jau vaizduojamas šiek tiek vėliau, kaip sukilėlis, matote, čamarą dėvi, tai yra toks tipinis sukilėlių rūbas, vengierka, vengriška kepurė, ir jis čia, tipiška buvo tuo metu visos išeivios Lietuvos, Lenkijos dėvėti tautinį kostiumą, nes čamaras mėgo dėvėti miestiečiai, tai jie čia nedėvi kontušų, ordinų ir žiponų, čia tiesiog paprastas pilietis su tokia paprasta čamara sukilėlio. Tai irgi labai gražus jo portretas ir labai, kitoje pusėje yra inskripcija, data, autorius. Ir šiuo metu aukcione šį portretą įsigijo, berods pradinė kaina buvo, nepamenu kiek, ir už 3000 eurų pavyko įsigyti, mums buvo per brangu, nepavyko nusipirkti, bet džiaugiamės, kad leido jį mums naudoti, publikuoti ir džiaugtis juo ir pristatyti jums. Taip pat turime jo sūnaus portretą, čia yra garsaus lietuvių kilmės, žemaičių kilmės dailininko Vitkevičiaus grafikos darbas, publikuotas Varšuvos žurnale. Čia vaizduojamas Adomas senasis Gelgoodas, kaip šeima vadina, Adam Gilgood the Old. Ir jisai vaizduojamas, kadangi daug lankėsi Lenkijos pietinėje dalyje, priklauso ir Austrijoje, ypač Tatruose dėl sveikatos, vertė įvairius straipsnius, bendradarbiavo su diaspora Paryžiuje. Taigi Adomo Gelgoodo portretas, jo taip pat mums buvo naujas ir buvo smagu pamatyti, kaip atrodė žmogus jau gimęs Didžiojoje Britanijoje ir taip pat gavęs Anglijos pilietybę. Ir nuo šito jau žmogaus dar jis labai aktyviai veikė Lietuvos Lenkijos išeivijoje, tačiau jau jo palikuonis jau yra Anglijos piliečiai, Didžiosios Britanijos piliečiai ir jau pilnai įsitrauks į Didžiosios Britanijos veiklą. Tai čia tarsi ir turėčiau baigti supažindinimą su Panemunės pilies vyrais ir damomis 18 pabaigoje, 19 pradžioje, tačiau keletą dar norėčiau parodyti. Tai norėčiau pristatyti, pavyzdžiui, jo žmonę, labai garsią lenkų aktorę to meto, Anietę Ašberger Gelgaudienę. Tai jos portreto tik tai nuotraukai neišlikus, portretas pats neišlikęs, bet smagu pamatyti 19 vidurio Gelgaudienę taipogi, nors pilyje jos jau nebebuvo. Bet taip pat norėčiau trumpai 19 pabaigos ir 20 amžiaus pristatyti jau išeivijoje gyvenančią Gelgoodų giminę, tiesiog suprasti, kaip nuotraukose, fotografijose atrodo, nes iki šiol jūs matėte tik tai dailininkų kurtus atvaizdus ir tas tikslumas be abejo yra galbūt klaidina šiek tiek. Tai štai mes turime ponios Kate Gilgood prosenelį poną Pranciškų Henriką,
kuris jau vedė labai tuo metu garsios giminės Šilkų pirklio Arturo Leviso ir aktorės Katy Perry dukrą Eveliną. Ir čia labai, kaip ir minėjau, šitos minutės Gelgaudai Anglijoje tampa labai stabi ir įsilieja būtent į teatralų menų pasaulį ir tiesiog neatsiejamas vardas tampa nuo būtent scenos menų ypatingai. Ir turėjo taip pat jisai Pranciškus ir seserį Izą Henriką, kuri ištekėjo už labai garsaus lenkų tapytojo Teodoro Konstantinovičiaus, tai čia jo ir tapytas žmonos portretas, iš tikrųjų aukšto lygio, bet taip pat šeimos kolekcija, žinau, saugomas ir vienas dar portretas, kurio neįdėjau, nes neturiu dar atvaizdo, bet taip pat šeimos rankos yra ir daugiau portretų. Taip pat jo sūnus, 3 puikiai žinomi Britų gyvenime, tai ir ponios Main Gilgut tėvas Levis Evelinas, Vala Henrikas, senelis ponios Mainos Kate Gilgut, arba jos dėdė seras Džonas Gilgudas, kurio nuotrauką matote dešinėje. Arba negaliu nepaminėti ir ponios Mainos Gilgut, per kurią iš tikrųjų susipažinau su Keite ir daug informacijos pateikė apie giminės istoriją. Ir štai turime Adamą, tėvelį mūsų gerbiamos viešnios ir gerbiama viešnia. Labai gražią nuotrauką radau, įdėjau jūs čia jums leidus. Ir jos brolis Pirsas taip pat, tai toks bendras būtų Gelgaudų paveikslas fotografijoje, kuris leidžia įsivaizduoti jų gyvenimą tenai, 150 metų gyvenant Jungtinėje karalystėje, įsitvirtinus, tapus piliečiais ir pasiekusiais labai įvairių profesinių aukštumų, tai dirbę valstybės sektoriuje, karinėme ir labai nemažai karinėme sektoriuje. Daug kariškių yra iš tiesų, tas riterystė jų išlaikyta buvo, ar sveikatos sektoriuje, kaip ponia Keit šiuo metu dirba, taigi, ir be abejo, menų srityje. Leiskite pakviestis. Prieš 2 savaitės palaidojame Kate Gilgut tėvelį. Leiskite pagerbti tylos minutę. Ačiū. Pabaigai norėčiau perduoti sveikinimą Mainos Gilgut, kuri nėra dabar su mumis, bet norėtų jūs pasveikinti. Good afternoon. I'm so excited, I'm so thrilled and honored to have been asked to speak for the celebration of what is my family's castle. And I've been learning a great deal about it, about my ancestors. I had some information, but now, thanks to Marius, I have even more. And I am really, really proud of my family. So excited that this castle has been renovated, that it's now dedicated to the arts, which means so much to me. And I can't wait to come and see the castle for myself and visit Lithuania and see where I come from. I hope that you have a wonderful celebration. I'm sure you will, and I'm just sorry that I can't be with you, but in spirit I certainly am, and I think all my ancestors are joining me in wishing you the happiest of days and for the future of the castle, wonderful, wonderful times. Taigi šeimos galva Maina Gilgut siunčia visiems linkėjimus. Šiuo metu, kaip ir minėjo, jos dukterėčia yra Kuboje, dirba, stato baleto spektaklį, o prieš metus Varšuvoje pastatė baletą Žizel, taigi aktyviai veikia ir mūsų valstybė. Tai ačiū Jums labai.